Labas, labas, graži siela. Na ką, tai šiandieną pasižiūrėsime, kas tavęs laukia artimiausią savaitę ir šį pavasarį. Išsitraukiau tikrai nemažai kortų, tiek savo atsakymo ieškodama ir nusprendžiau pasidalinti su jumis, nes jau senokai dariau tokius video. Na, jeigu norėsi asmeninės konsultacijos, parašyk man. Viskas vyksta nuotoliniu būdu, tau tiesiog reikia rasti laiką, o aš tu rašau balso žinutes. Tai tau net nereikia būti online tuo metu ir perklausai balso žinutės kiek nori, kada nori ir kada tau patogu. Tai pirmoji korta mūsų iškrito tokia, visos kortos yra iš visiškai skirtingų kortų kaladžių, todėl gausime šiandieną visiškai skirtingas žinutės. Ir jos visos yra iš angelų, iš gydančių, iš šviesos kortų. Tai pirmoji korta - subalansuokite savo gyvenimą. Kas jūsų gyvenime nesubalansuota arba ką reikia keisti. Tai yra apie tai, kad laikas, mėlieji, nusimti visas kaukės po gabalėlį. Mes esame įpratę būti su visais tokie. Ir tai yra įaugę į mus ir mes jau net tikime, kad čia mes esame tokie, o iš tiesų tai yra mūsų kaukės ir mūsų įprotis. Jūs turite grįžti į save ir prisiminti, o kasgi aš esu, nes jūs antiek susitapatinat su darbais, su kolegomis, su antrosiamis pusėmis, su viena žiūrėkit draugė, vienaip elgiatės, su kita draugė žiūrėkit kitaip elgiatės, nes tą tokia prisitaikot, tą kitokią prisitaikot. Ir dėja, bet laikytis šitų kaukių ir šitų įvaizdžių yra žymiai lengviau ir paprasčiau, negu pažvelgti į savo vidų ir priimti tikrąjį ar tikrąją save, kokios mes esame iš tiesų. Ir aišku, tai ilga tema, pasakočiau daugiau, bet šiandieną mes trumpą tokią apžvalgą darome kortų. Bet net nesvarbu, čia labai trumpai, net nesvarbu, kad kai kurie žmonės išeis iš tavo gyvenimo, jie ir turi išeiti, paleisk juos, galbūt kažkokį darbą, žmonės, ar partnerius, ar vietas, pajausi vidumi ir tegul, nes svarbiausia yra grįžti į save ir gyventi tą tikrąjį gyvenimą ir tada jausi tą gyvenimo džiaugsmą ir skonį, grįžti į save, dėl ko tu nerandi ramybės, dėl to, kad tu pameti į save, tu ilgiesi savęs. Tai dažniausiai yra šita problema. Keliam toliau žiūrėti angelų kortas, dėkingumas. Nepamiršk būti dėkingas už viską, ką tu turi, įvertink šituos dalykus ir pasidžiauk jais, atšvęsk juos. Tikrai pasižiūrėk, stogas virš galvos, galbūt ir mašinos, kelionės, maistas, rūbai, ar ne? Galėjimas leisti savo nueiti į kiną, ar ne, sveikata, tavo aplinka. Yra tiek daug dalykų ir šita korta sako, kad nepamiršk būti dėkingas, kai esam dėkingi už tam tikrus dalykus ir netgi už tuos, kurių mes neturime, mes juos greičiau pritraukiam į savo gyvenimą ir jų tiesiog dvigubėja, jų tiesiog daugėja, ar ne? Ir nepamiršk, kad tu esi gavęs daug dovanų iš šio gyvenimo, bet dar tavęs ir nemažai jų laukia. Tai nuostabi korta. Dabar greit pasižiūrėsime Mėnulio kortas. Mėnulis sako, kad tavo energija pastaruoju metu jautėsi tikrai nusilpęs, aišku, labai daug ir astrologinių dalykų vyko, ar ne, čia mūsų danguje, mūsų visatose, bet energija tavo po truputėlį įgauna pagreitį ir tu turėsi jos vis daugiau. Tai jau nepergyvenk, jau po truputėlį ruoškis, o tą poilsio minutę vėlgi išnaudok pasiruošimui, jėgų atstatymui ir neplanavimui. Ir sekanti Mėnulio korta yra ta, kad sako, kad sėkmė yra tavo pusėje. Tai pasižiūrėk, energijos įsibėgėja. Ir jau tai, ką tu suplanavai, tai, ką turi mintyje, jau tau planuoja ir lemia sėkmę. Nuostabi korta. Taip, dabar sekančias angelų kortas pasižiūrėsime, ką norim pasakyti. Sekančias angelų kortas taipogi sako, turėk pasitikėjimo savimi. Čia kalbama ne apie tai, kad būtinai ten savim tiki 100% ar ne, čia tik aš. Šita korta yra labiau apie tai, kad tikėjimas, apskritai tekėjimas, flow būsena, pasitikėjimas tą visatą, pasitikėjimas Dievu, aukščiausiųjų protų, kaip jūs tą bevadinsite, yra tai, ko dabar labiausiai reikia. Žinoma, reikia ugdytis tą pasitikėjimą ar tą suvokimą, kas yra pasitikėjimas savimi, kada jis dingsta, kodėl jis yra, kada jo nėra, suvokti šituos dalykus. Bet šiuo atveju svarbiausia yra pasitikėti Dievu
o jie viskuo pasirūpins. Ir šita korta sako, kad tiesiog leisk Dievui tave vesti, leisk visatai tave vesti, paprašyk ir bus padaryta. Tau svarbiausia žinoti kryptį, o kaip visa tai bus padaryta, tau visata padės. Visata Dievas padės. Ir sekanti angelų korta taipogi sako, kad turi kažkokių su kažkokiu žmogumi, kuris yra tavo šeimos narys, šiek tiek iššūkių. Ir visata irgi kalba apie tai, kad tau reikėtų pasistengti jį priimti savo širdimi, savo protu, ar ne, pabandyti suvokti jį, kaip ten sako, pabūti jo batuose, ar ne. O jeigu labai negali, tiesiog paprašyti visatos vedimo, situacijų tokių, kad tu prieitum prie to žmogaus, kad tu turėtum ką pasakyti ir kad jisai tuo pat metu irgi lygiai grečiai keistųsi, ar ne, kad būtų pasiruošęs ir tave suprasti ir priimti. Ir vėlgi, kai tau labai sunku įsivaizduoja, kad tave gaubia mėlyna šviesa iš visatos, ar ne, mėlyna auksinė šviesa supa tave ir tą žmogų, ir ten tos energetikos nurims ir bus tie konfliktai mažesni, tokie aštrus kampai bus mažesni, įvyks kitoks pokalbis. Jeigu jau esat susitikę, jau jauti, kad va tuoj užsiliepsnos ugnis, jau nesusišnekat, nors stengias, iš karto pasiūsk tą meilės energiją, mėlyną auksinę šviesą, apgauk save, apgauk tą žmogų ir pamatysi, kai viskas nurims ir po truputėlį tikrai gliaudysit tuos kampus, aštrius ir rasite tą ramybę, ar ne? Tai va, tai yra darbas, tau perspėjimas, su kuo turėtum padirbėti, ne ignoruoti, o tiesiog po truputėlį švelniai eiti link šitų santykių. Tai yra tokia santykių, emocinė santykių pamoka. Sekanti korta, ištrink, atšauk, tiesiog panaikink, delete, ar ne? Aha, čia kalba šitą kortą angelų, čia jau dar viena skirtinga kortų kaladė, čia šiandien žiūrim 7 kortų kaladės, kaip ir mūsų asmeninėse konsultacijose, tik aišku, ten būna daugiau kortų. Ištrink, panaikink iš savo žodyno, apskritai ištrink visą negatyvą, apsupk save ir pozityviais žodžiais, ir pozityviomis mintimis, ar ne, nes viskas, ką tu pasakai, labai greitai manifestuojasi mūsų realybėje, ar ne, net jeigu tai yra keiksmažodis, arba tiesiog, kad tu ten kažkas kitam atsitiktų, tai žiūrėk, ar susirgs, ar ten užsikabins, ar kažką pastarys. Viskas atšaukiam, ištrinam visus negatyvus, kreipiamės į savo angelų sargus, jeigu dabar sudėtinga situacija, kad padėtų jums būti šiek tiek kitose energijose, vibracijose, kitose dažniuose, ar ne? Kai esame labai žemose dažniuose, pritraukiam ten visokias tas ir esybės, ar ne? Kurie ten prikrečia šposų nemalonių ir situacijų dar daugiau pritraukėte. Tai laikas grįžti į pozityvą, jeigu sunku tai padaryti, kreipkitės į savo angelų sargus, jie visada pasiruošia jums padėti. Tačiau kol jūs nesikreipiat, jie to daryti negali, nes čia galioja laisvos valios principas. Tai žodžiu, visą negatyvą lauk, išsišluojam, pavasaris, atgimstame, kaukės nusiemam ar ne. Kaukės vėlgi labai irgi susijusios yra su negatyvu, nes patys savo meluojam, ar ne? O jau ką mokam savo gerai visą laiką kartoju, tai savo meluoti mes mokam tiesiog tobulai, ar ne? Labai tikinamai. Na ir paskutinė mūsų gydančiosios energijos korta, tai yra, wow, viskas labai susiję, tikėjimas. Tokia tarytų manifestacija, kad aš pasitikiu ir žinau, kad aš pasieksiu visus savo tikslus ir visus savo planus. Aš gyvenu ir būnu čia ir dabar. Aš tikiu savo ateitimi. Ir aš visą savo širdimi ir sielą tikiu, kad su visatos pagalba aš pasieksiu viską ir pakilsiu aukštai. Tai, sakyčiau, buvo kortų, kurios yra ir pamokas, ir šiek tiek namų darbų, bet paskutinė korta, nuostabi. Galite šią afirmaciją kartoti ir kasdien, ar ne? Tai atrodo labai paprasta, bet labai galinga. Jeigu norite išsamesnės ir plačios kortų konsultacijos apie jūsų sielos kelią, angelų žinutes, rašykite man asmeninę žinutę, arba galite ją įsigyti ir elektroniniai mano parduotuvėje.
Suderinsime laiką, kada jums patogu ir aš jums atsiųsiu jūsų balso žinutes apie jūsų sielos kelią. Laimingai. Ačiū už komentarus ir laikus, už grįžtamą ryšį.